pastaruoju metu turėjęs ir visai neblogą pataikymą iš 3 taškų zonos, nepaisant to, kad jis tikrai stringa atakuodamas iš toli, o čia prasiveržimas Gyčio Radzevičiaus į dešinę pusės. Čia perdavimas iš rankų rankas, Greipsas. Gytis Radzevičius vėl sulaukė Gudaičio užtvaros, Gudaitis puikiai leidžiasi žemyn ir krauna iš viršaus. Pasirodo aikštėje. O čia dar kartą dėjimas iš viršaus ir situacija, kai į kairę pusę eina į baudos aikštelės prieigą, sudėtingas metimas netaiklus, Ąžuolo Tubelio atkovotas kamuolys, greitas perdavimas į priekį, Greipsas, geras įkirtimas čia ir nuo lentos kapitonas pelno taškus, Margeris Normantas 14-16. Kaip ir minėjau, Uniklubet Juventus trūksta tolimų metimų šiame sezone, trūksta taiklių tritaškių, o Gytis Masiulis pataiko tolimo metimą ir vėl sugebėjo laimėti jaunimo turnyrą Ryto ekipa. Perima kamuolį dabar jau čia Greipsas, skuodžia į greitą ataką, Masiulis ir taškai pelnyti, puikus perdavimas Greipso. Maurinas Beliauskas. Vėl lieka prieš tą patį Ąžuolo Tubelį, šį kartą nepavyksta įveikti jo, Greipsas bėga į greitą ataką. Priekį turi +6, Ardžiai Kaulas netrukus sugrįž. Tikrai galima sakyti šiandien trumpas. Grąžins kamuolį į žaidimą, su juo penkete Tubelis, taip pat rungtyniauja Kaulas, žaidžia Sargiūnas ir Masiulis penketukė. Kaulas kabina kamuolį Masiuliui, idealus perdavimas 33-39. O čia dar kartą labai efektinga ataka. Nas iš karto ramina savo komandą, kad viskas yra gerai, varžovas pataikė gana sunkų metimą. O čia gražiai veržiasi ir pelno 2 taškus su pražanga Ardžiai Kaulas. Labai geras antroje sezono pusėje. Veržiasi į dešinę pusę, eina į baudos aikštelę, Kaulas iki galo ir jo pelnyti taškai kairė ranka antrą kartą. Šiandien Ardžiai Kaulas prasižengia į stipriąją. Kaulas į dešinę pusę, veržiasi dabar jau į kairę, nardo Ardžiai Kaulas, meta nuo lentos, metimas yra taiklus. Sugeba įveikti savo į oponentą Kaulas, šiandien irgi žaidžia geras rungtynes, o čia jau greita ataka ir Ąžuolo trūksta, žinoma, Beniušio baudos aikštelėje, naudojasi tuo Gytis Masiulis, ima kamuolį puolime, bet kaip dirbo Šaulys, buvo praradęs pusiausvyrą čia, tie žingsnių riba buvo Evaldas Šaulys, galimybė nubausti Rytui, kaip apmaudžiai susiklosto. Bet Juventus dar žais su Šiauliais, taip pat Nevėžio komanda, Neptūno ekipa ir Lietkabelio, o čia taškai yra įskaityti. Atkarpo, nors pelnė jis 9 taškus beje dar iki pertraukos. Taiklus metimas pataiko Gytis Masiulis. Masiulis. Margo veržiasi į baudos aikštelę, grąžina kamuolį atgal, Greipsas meta iš toli ir taiklus jo metimas. Greipsas šiame sezone. Ir vėl yra išsikeitimas, su Matonu keičiasi Uniklubet Juventus, Matonas lieka perimetre, čia Ardžiai Kaulas žaidžia iki galo, taškai yra įskaityti ir tai yra dar pražanga Matonui. Taškų dabar naujas persvaros rekordas. Torpas. Jo perdavimas nuo parketo Lukošiūnui, iškrapšto kamuolį Ardžiai Kaulas ir taiklus metimas. Kaulas prieš Torpą, leidžiasi žemyn, užsiima poziciją Artūras Gudaitis, užsisilino visai neblogai, bet ėjo į pagalbą Kestelotas, sugeba grįžti prieš Gytį Radzevičių, bet Gytis vis tiek įridena kamuolį. Gudaitis. Margeris Normantas, Gudas leidžiasi žemyn ir geras perdavimas čia Radzevičiui, puikus Artūro Gudaičio žaidimas.